Vakarieniai blauzdelės kokoso piene indiškai. Veiksmas vyks dviejose keptuvėse. Vienoje keptuvėje mes apkepinsim be odelės, kitoje keptuvėje mes pradžioje apkepinsim prieskonius, svogūnus, česnaką, imbierą, po to viską sumaišysim, užpilsim kokoso pieną ir patroškinsim. Įkaitintą keptuvę sumetam vištienos blauzdeles, ne čia šlaunelės, ne blauzdelės, ir apkepinam iki auksinės spalvos. Kitoje keptuvėje mes turim dabar pasiruošti prieskonių. Žiūrėkit, dalis prieskonių yra ne smulkinti, dalį turiu smulkintų. Jeigu įmanoma nesmulkintus naudot, geriau naudoti nesmulkintus. Ir čia slaptas ingredientas žemės riešutų sviestas, beje, nepaminėjau. Tai indiškai pakepinam prieskonius sąrašą aš surašysiu. Mes galime sumesti į mūsų gurstuvę, viskas pasklido kvapas, beriame prieskoniukus, susitavime. Turime laisvą keptuvę. Opa, sviestuko tenai ir pakepam svogūnus apie 10 minučių iki tokio geltonos spalvos, o tada sumesim imbierą ir česnaką ir dar šiek tiek pakepinam ir ten suberiam visus jau prieskonius. Štai taip atrodo svogūniukai, česnakas, imbieras jau apkepti ir jau galima suberti prieskonius. Jie, kadangi jau apkepti, aš tiesiog išmaišau. Dėti kokoso pieną. Imkit gerą kokoso pieną ir paskui troškinkit jau mažoje ugny, kad neduotų vandens, neatsiskirtų riebalas nuo vandens. Šaukštą žemės riešutų sviesto ir druskos. Troškinam vištytę kažkur kokių 15-20 minučių. Malonioji dalis. Ragaujam. Gaunasi va toks gražus geltonas karis. Tikrai nėra kažkokie labai jau ryškus indiški skoniai, kad lietuvis negalėtų pakelti. Žinot, kaip būna ten pakelį suvaro. Labai geras, adekvatus skonis, plus kokoso pienas, tą tokio kremiškumą duoda. O žemės riešutai tokia natą, taip tokia įdomią paryškina. Beisi žemės riešutai dera su višta. Ir jie taip susilieja ir pasigaunasi labai geras skonis. Aš dar pasiaštrinau. Super duper. Reikia vištytos paragauti. Taip, pamirkom. Geras patiekalas, žinoma. Paprastas ir geras patiekalas. Viskas einu valgyti.